Sveiki visi sugrįžę į mano podcastą ir vėl lietuviškas podcastas, epizodas su mano geru draugu Linu Kleiza. Su Linu kalbėjom apie jo kelią iki NBA, apie lipimą per save, apie charakterio ugdymą, apie pasitikėjimą, iš kur tą pasitikėjimą taip įgauti, ant kiek jisai svarbus, keletą istorijų iš NBA, apie taktikas pakalbėjom, apie skirtingus trenerius pakalbėjom, apie mentalitetą pakalbėjom, apie jaunimo mentalitetą, kaip vaikus auginti, ypatingai jo pozicijoje, kaip sūnų ir vaikus neišlepinti, jeigu turi progą išlepinti, kaip tuo pačiu metu išauginti charakterį. Tai vat, apie tokius dalykus daugiausiai šiandien kalbėjom, apie mentalitetą ir, aišku, apie trenerius, apie požiūrius treniruočių metu. Tai labai skatinu pasiklausyti iki galo, labai skatinu pasidalinti, prisinumeruokite. Jūsų visų reikia čia, kad dar daugiau svečių sulaukčiau. Pasidalinkite, šerinkitės, komentuokite. Labai laukiu jūsų sugrįžtant vėl ir linkiu gero pasiklausimo arba pasižiūrėjimo. Ačiū, kad esat. Iki. Linai, sveikas atvykęs į mano podcastą pagaliau. Sveikas, Benai. Lietuviškai šiandien pavarysiu. Nu, ar Ne, tau sunkiai sekasi lietuviškai? labai sunkiai, labai su man turėsi biški šiandien mane. You gotta carry me today. Nu, E, dabar mada pusę angliškai kalbėčiau. Pas visus. Ne vien pas tave. Nu. Pas mane turbūt toksai 80-20, toksai biški daugiau yra, bet būsi mano 70 epizodas, tai tikiuosi bus 70 tūkstančių peržiūrų, kaip ir... Ne, tikrai nebus, bet labai sveikinu su tuo užsispyrimu. Nu, nepasiduodu, Tipo, nepasiduodu. Įvairinu epizodus, žinai, tai kad būtų ir lietuviškai auditorijai, nes akivaizdžiai daugiau lietuvių žiūri YouTube, bet ir šiaip angliškai daugiau praplėsti tą pasaulyje žiūrą, biškai tiek Lietuvoje, tiek akivaizdžiai ir pasaulyje yra daug ką tobulėti. Tai noras yra auginti toliau visuomenę ir kažkiek tai tą bendrą įsilavinimą. tai žinai, šiais laikais noras pas visus yra ir numeris vienas tikslas ir visiems kišama į galvą, kad tik reikia augti, 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 auginti, auginti, auginti. Augimas, peržiūros klikai svarbiausia, bet nežinau, ar tai yra svarbiausia, realiai. Monetizuojant turbūt, bet nežinau, svarbu tikėti tuo, ką darai ir turėti gerą laiką ir plus kažkokią naudą įdomią žmonėms vis tiek. Kažkodėl mūsų patinka paklausyti visas tas blevizgas, nesąmonės ir tas per daug, aišku, gal žmonių gyvenimai tokie ir taip šiais laikais tokie ganėtinai įtempti yra, tai ne į tuos niuansus mažiau gilintis, bet man patinka gilintis į niuansus, patinka klausyti žmonės. Skirtingi savo profesijos, tie specai kalba apie skirtingus įdomius dalykus, nei tie patys bairiukai, kurie labai limpa tokia visuomenė ir tos kliksus gauna. Tai mane tas dažnai stebina, bet, nu, manau dėl to, kad mes gyvenam to fast foodo visuomeniai ir visomis prasmėmis žinių, naujienų, maisto ir dar daug ko visko. Jei nori kažko geresnio, turi biškai giliau pasikapstyti. Šiandien kapstysim giliai, patikėk manim, šiandien kapstysim, šiandien nebus tie tokie pasikalbėjimai, kur apie naujienas kalba ar apie ten tiesiog va, biški pabazarint, bet norisi biški giliau, kaip visą laiką, apie tos niuansus pasikalbėti tiek užkulisiuose, tiek savyje, pas žmogų viduj, galvoj ir tavo patirtis yra labai, nu, labai plačios ir labai gilios. Tai ir tas mąstymas, mes abu irgi Amerikoje gyvenom, studijavom, kažkiek tai ta pasaulėžiūra tokia kitokia negu gal Lietuvoje to vidutinio gyventojo, bet apskritai atsižvelgiant į tavo kelią, jeigu tu dabar pažiūrė į save, kaip jaunas buvai ir tada, kada tokia mintis kilo, kada Linas tapo Linas Kleiza, kada tu suvokėjai, kas tu toks esi ir koks tu gali būti iš tikrųjų. Mm. A, čia toks įdomus klausimas buvo, galima sakyti, matai,
tokio nėra turbūt vieno atsakymo, kada aš suvokiau, kada nesuvokiau, aš kažkaip visada tikėjau, kad galiu žaisti NBA ir žaisiu NBA, man kažkaip tų klausimų ne, nekildavo ir kažkaip ėjau link to savo svajonės, sakykime, ir toj kelionėje buvo daug ir visko, ir žmonių, kur padėjo, ir visokių atsitikimų, ir taip mano gyvenimas susiklostė, sakykime. Tai nežinau, nebuvau aš tas, kur, kaip dabar vis matau, nežinau, bent man, kad aš neturėjau tokios, aš kai pradėjau lankyti krepšinį, aš visada toj savo amžiaus grupiai buvau geriausias, vienas iš geriausių, nors aš centru žaidžiau, bet tais laikais nuo to, kai tik pradėjau žaisti, tai man tas gerai sekėsi, aš ir žaidžiau tą krepšinį. Ir atsimenu, dar Vilniuje gyvenau, kiek man buvo, net nežinau, tų Marčiulionio mokykloje lankiau ir man treneris sako, eik tu pas metais vyresnius lankytau, čia geriau, sakau, ne, aš neįsiu pas metais vyresnius, nes šiaip tingiu taip iš mokyklos po pamokų greitai eiti į treniruotę, nenoriu to daryti. Geriau aš pasiliksiu toj savo grupiai. Tai pas mane toks požiūris, nežinau, kada tai pasikeitė stipriau į tą visą, sakykime, vienas turbūt buvo su tėvų išvažiavimu į Ameriką kažkada, o to kitas, kai aš pats išvažiavau į Ameriką, tai gal ir daug aplinkybių susidėjo aplinkui, kad aš neturėjau tiek draugų savo, kur Kaune eidavau į visas pusės, bet krepšinis vis tiek mane laikydavo ant pačio galo. Visada jausdavau tą tokią pareigą ir treniruotis, ir sportuoti, ir atsakomybę prieš tai, tai tas sulaikė nuo daug pašalinių bėdų ir, kaip sakoma, aš esu daug pridaręs visko, bet to tokių didelio žingsnio, galutinio žingsnio, sakykime, didesnės problemas visada krepšinis sulaikydavo mane. Tai po to Amerikai buvo kitas etapas, buvo visiškai daugmaž vienas, nei draugų aplinkui, nei kažką, nei kalbos, tai tas toks krepšinis, žaidimas, tai turėjai ir vis tiek po to pašūkė ir draftai, ir tą, bet manau, aš vis tiek iki pačio galo nesupratau, koks aš krepšininkas galėjau būti ir kaip mano karjera turėjo pasisukti, bet pasisuko, kaip pasisuko. O kada tu galvoji tas pasitikėjimas, nes tu lietuviškai nežinau, tam yra žodžio radiate, žinai, kur tu tokia skleidi labai didelį pasitikėjimą tiek savo mintimis, savo nuomonę, savimi. Kada tas pasitikėjimas, tokį, sakyčiau, kaip krepšininkas pasiekia piką, kur tu galvoji, žinai, kur tu pasitikė savo jėgom ir atsiranda ir kaip tai įvyko ir kada tai įvyko, kada buvo tas momentas toksai, kaip tu galvotum? Ne, tai tas mano pasitikėjimas didžiausias jau kur buvo, tai aišku buvo tas, kai jau pradėjau biškai subręsti kaip krepšininkas 23-24, atėjo man tada sezonas Olimpijakose, pasaulio čempionatas ir atrodė jau kaip, žinai, tas ir po biškai ateina žaidimo supratimas tas gilesnis ir branda ateina ir situacijas kitaip pradedi matyti visas ir, tada jau buvau pasiruošęs tam kitam šuoliui savo karjeros, aišku, trauma ir ta karjera pasisuko visai į kitą pusę, nei aš galvojau, kad jinai pasisuks ar tikėjausi. Visada norėjau būti tas vedantis žaidėjas komandoje ir vienas iš vedančių, tai kažkaip visada buvo mano tas tikslas. O pasitikėjimas, tai kažkaip aš senai tokį buvau priėmęs sprendimą ir tas toks pasitikėjimas mano, kur ir perdėtas, ir jis nebūtinai kartais ten, žinai, ateina, aišku, ir iš kompleksų, ir iš dar, bet kartais, iš viso, nėra pasirinkimo, tik kaip, kuo, ir kai gyvenime ten lieki vienas daug ir nuo mažų dienų, tai išmoksti pasitikėti tik savim ir tas toks gal
kaip tik per mano, nežinau, aš kažkaip visada buvau įsitikinęs, kad nieko bijot nereikia. Nei geresnių žaidėjų, nei varžovų, nei tas. Tai kažkaip atrodė nieko daugiau aš labai ir neišsiskiriu per tą. Tai tu pats žaidęs krepšinį ir pats žinai, kiek tas pasitikėjimas, žinai, jis nėra lengvas įgyti. Tu realiai, ir ne tai, kad tu turi kitus žmonės aplinkui įtikinti aplink save, tai čia yra vienas, bet tu turi įtikinti save pats, tu turi perlipti per tos dalykus, tu eini per, nu, visiems kyla klausimų pačiam tau, ar tu gali ten žaisti, ar tu gali su tai žaidėjai žaisti po sunkių varžybų, po to tai yra tos gilios duobės, tai tu pats save perlaužti, save net kartais reikia apgauti, kad išeiti iš tų stresinių situacijų, tai čia dėl tokio, nu, susikuri visą tą dalyką ir tą pasitikėjimą, bandai išlaikyti, nu, labai aukštą ir aš sužaidęs su kai kuriais žaidėjais, prieš kai kurios žaidėjus esu žaidęs, kurie lygiai tą patį daro, o jie, aišku, daro, jų talentas dar yra didesnis, bet kai kurios žaidėjus, tuos geriausius, su tuo geriausiu, tarp geriausių talentų jie turi, tai ir tas atskiria. Darbas yra vienas, bet tas nesibaigiantis jų pasitikėjimas, kur, nu, kitur ten, aišku, jis pasireiškia ir kitaip, negali būti toks žmogus, paimkime, kaip Kobe Bryantas, kuris ten, nu, yra labai kompetitiv ir tas jo pasitikėjimas atrodo niekada nedingsta, bet, nu, aš įsivaizduoju, kad viduj pas jį tai tikrai būdavo ne vienas ir ne du ir ne trys kartai, kai jam pačiam save reikėdavo įtikinti dar. Tai lygiai ir tas pats pas mane būdavo, tai tu, žinai, kai eini per tos sunkius tikrai momentus ir žinai, niekada aš nebuvau tas žaidėjas, kuris galvoja, kad aš NBA žaisiu ar ten prasimušiu, sakau, nebuvo nieko labai daug išsiskiriantis, tai tas tikėjimas savimi, manau, krepšinėje, sporte, šiaip ir gyvenime, aišku, kas be ko yra labai svarbus dalykas, nes tu susidūręs su krepšinėje, kiek žaidėjų matęs, kiek vieni žaidėjai yra treniruočio žaidėjai, kurie atrodo įspūdingai per treniruotės, per tuos visus workoutus. Ir yra kiti žaidėjai, kurie gali žaisti, kai yra fanai, yra spaudimas, yra viskas. Ir tas viskas pasikeičia. Ir aš labai daug variantų matęs, nu, super talentingų žaidėjų, tikrai, bet tos kai reikia žaisti prie to spaudimo, jie, nu, parodo 30% savęs, ką jie iš tikrųjų gali, kad treniruotėse matai, tai manau, tas dalykas yra šiais laikais ypatingai, kai dar atsiradę tokie pinigai ir dar tas noras, tai, nu, pasitikėjimas savimi ir, žinai, tu kaip žiūri, nėra, kad daug kas jį turėtų labai tokį didelį ir šiais laikais. Tai nėra lengvas dalykas, bet čia lygiai tas pats, kaip manau, yra ir kokia krepšinio skilsas, ir driblingas, ir metimas, tu turi dirbti ant to, tu turi dirbti, nes tie geriausi, jie dirba ant to, bet tas turi ateiti ir su darbu, tu negali tik tai galvot, kad tu geriausias esi, ar ten bandyti save įtikinti, bet neįdėdamas darbo, nes psichologiškai dar tas suveiks visai priešingai, bet kai tu įdedi tiek daug darbo į šitą sportą, krepšinį, tai, nu, ta psichologija ir tas įtikinimas savęs irgi turėtų būti, kaip, nu, diena, nu, turėtum čia ant to pastoviai dirbti. Jo, čia yra labai daug dalykų palėtė, kur į visas pusės galima eiti. Ir kaip įdomu, kad tu tą pirmą periodą Denverį kažkiek tai peršokai, nes tai daugelis žmonių irgi galvoja, kad NBA patenka ir taip, žinai, kad kalbėjai apie brandą, ne, kaip jinai atėjo paskui Olimpiakos, pasaulio čempas, toksai brendi. Ir daugelis galvoja, kad patenka į NBA ir jau yra NBA žaidėjai, bet iš tikrųjų jie dar bręsta, dar toli gražu, dar nesubręsta. Tas pasitikėjimas ir pasiekimai tiek komandiškai, tiek asmeniškai, jie nieko verti nėra, jeigu neįdėta darbo, jeigu lengvai yra pasiekti.
Tai va, viskas, kas sakai, kad ateina tiek pasitikėjimas, tiek pasiekimai, tik tais per įdėtą darbą, per įdėtą laiką, investuotą laiką, per skausmus, per visus blogus įvykius, kur ar ten traumos, ar ten pralaimėjimai, viskas tą augina ir tada charakteris pasirodo, ar tu lipsi per tą sunkumą, ar tu pasiduosi ir eisi žingsnį atgal, ar tu eisi tolyn, peržengsi ir tada užsitarnausi dar daugiau pagarbos, dar daugiau pasitikėjimo, automatiškai ateis su laiku dar daugiau pasiekimų. Tai taip, aš žaidžiau netokiam lygiui, aišku, kaip jūs visi, su kuriais kalbuosi, bet buvo toksai, kaip man atėjo vienas pasitikėjimo žingsnis, buvo kaip treneris sustabdė treniruotę Amerikoje. Čia buvo ir man suteikė žalę šviesą. Ir visiems sakė, kad, tipo, jeigu jisai gauna kamuolį, visi ieškokit jo, kaip jisai laisvas yra. Man iš karto pasitikėjimas išaugo, nes buvo toksai confirmation, ne? Iš trenerio, iš aplinkos toksai pasitikėjimas ateina. Tada ateina, kaip tau reikia per sunkumus perlipti, kur man grasino atimti stipendiją per vasarą, nes aš po traumos, po tos pačios, kaip tu beje, microfracture irgi turėjom, tai ja, grįžti atgal, tada tau reikia vėl iš naujo įrodinėti, kad tu esi vertas ir tu sugebi ir tu nori ir tu gali. Ir tada vėl užsitarnauji tą pasitikėjimą, nes tu įrodai visiems kitiems, kad tu gali. Tai kaip pavyzdžiui tau buvo, kaip tu po traumos, kaip po microfracture turbūt irgi buvo, nu man kokia 1,5 metų, kol aš psichologiškai ir tie visi tokie phantom skausmai kažkokie buvo, kol išlipau, kol ką. Bet kaip tu iš sunkumų šiaip išlipi, jeigu tu jauti, kad tu įklimpęs esi į kažkokią duobę, ar psichologinę, ar fizišką, ir kaip tu ieškai tos išeities? Matai, grįžtant, pavyzdžiui, vien prie Denverio laikų, kur man tai paprasčiausiai, kai aš buvau draftuotas, nuvažiavau į Denverį, aš tikrai pirmą, nu, buvo labai sudėtinga, realiai į tą visą lygį pataikyti ir iššokti, bet tai buvo grinai darbas. Aš pasidariau tuo trenerio mylimų žaidėjų grinai, bet ne tai, kad aš ten lindau jam į šikną, nes, nu, koks skirtumas ten lendi tą šikną ar ne, nu, negali pažaisti, negali pažaisti, bet buvau tuo laiku, toj komandai labai įsiskyriau, nes tiek, kiek ten dirbdavau ir kiek, žinai, būdavo pas mane prieš treniruotę, ten 1,5 valandos, po treniruotės, visada su treneriu, visada ant metimo dirbdavau, visada bandydama į 3. poziciją nueiti. Tai tas, kas išlaikė mane NBA pradžioj, tikrai tik tas. Nes, žinai, Denverį aš pamačiau, pavyzdžiui, toj komandai nuvažiavęs, pamačiau, ką man reikės daryti, kad išliktų į lygoj. Paprasčiausiai, kad išliktų į lygoj, prisitaikyti prie tos komandos ir tu darai viską, kad išlik, nes yra geresni žaidėjai, yra ant ko žaidžiama, yra per ką žaidžiama. Tai ką tu visada turi pamatyti, ką tu gali, kokią naudą duoti komandai. Ir čia visiems ir jauniems žaidėjams reiktų pasimokyti šito apskritai visiems kylančiam žaidėjams. Ir aišku, tu tobulink tą savo žaidimą, kiek tu nori jį tobulinti. Yra tam visas papildomai treneriai ir darbas. Bet tu nesitikėk, kad tu nuvažiavęs, nu, ar komandoje ateisi ten tą savo 1-prieš-1 žaisi, žinai, nebent, nu, esi pirmas šaukimas, antras šaukimas ar ten išskirtinis žaidėjas. Tai svarbiausia nusistatyti savo, nu, ką tą rolę, kai tu gali tenai toj komandoje išlikti, man tai buvo išlikimas visoje lygoje, tai tas darbas sudėtas daug ir nu, tikrai buvo tam tokių momentų, nu, kur atrodo, nei tu žaidi, nei tu gausi, nei žinai, nu, atrodo, viskas tavo laikas suskaičiuotas jau čia, žinai, nu ir ką daryti, realiai. Tai eini ir dirbi ir viskas tuo metu ir salėje sėdi labai daug valandų, bet, nu, tą žmonės, tą treneriai, tą vadybą pamatė realiai ir žinai, tas duoda ne vien man pasitikėjimą, bet tas duoda ir klubui pasitikėjimą. Kad, žinai, nu, į šitą verta į pasilaikyti, žinai, Investuoti. galima investuoti ir tikrai nori. Tai tas. O žinai, sunkumai, tai žiūrint, kokie sunkumai. Tai vienas, kai tu esi shooting slante, kai niekas neina, kai
žaidimo. Kitas, matai, pavyzdžiui, po traumos man labai pradžioj, kol aš grįžau, viską, po to ten tas sezonas, kažkiek užžaidžiau to sezono, to vasara buvo su rinktinė vėl, po to sunkus metai Toronte vėl nesu pats su ta kelio situacija, yra viskas labai stipriai banguota, bet kartais, žinai, labai sunku susitaikyti su tuo, kiek tu prarandi, nes tu realiai prarandi daug atletiškumo, tu jau ne tas žaidėjas esi. Ta iš šono pačiam pripažinti ir pamatyti yra labai sudėtinga, realiai, taip sudėtinga, bet, nu, jau negali pašokti ir tu dar nori žymiai daugiau. Tai man tas labiausiai užtruko, sakykime, susitaikyti su tuo, kad aš jau niekada nebebūsiu tas, kas buvau fiziškai ir neišeis, ir tas kaip ir, okei, gali susitaikyti, užtrunka laiko, bet po to, nu tai, po to buvo neįmanoma per skausmą žaistas, tik blogėjo, 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 kitos vietos pradėjo eiti, jau treniruotis nebegali normaliai. Žinai, tu vis tiek, mano mentalitetas buvo treniruotis, tai dar ten, nu, Želko man dar duodavo pailsėti, ten daugiau ar mažiau, bet jis irgi, žinai, aš ten, nu, toks apmokamas žaidėjas ir jam ten kartais sunku suprasti. Ir atrodo, nu, aš paprasčiausiai, tu treniruotė eini ten 50% greitumo, nes, nu, to kojas nedirba, tas kojas nedirba, pastoji ant tų vaistų, pastoji viską, ta kelias skauda, man jau, nu, ta koja, kaip atsimenu prieš Turkiją, tai jinai man užsidegė po finalo Slovenijai su rinktinė ir aš jau važiavau vos paėjau, atsimenu, kokią savaitę laiko. Ar ten turėjau 3-4 dienas iki tos Fenerio ir man ta koja, galvoju, nu, labai labai daug problemų ir tada Fenerį taip viskas stipriai padėjo blogėti. Vis tiek, tai aš suprantu ir juos, žinai, bet aš vis tiek per tas skausmą bandžiau treniruotis, žaisti ir dar kiek eina, tai tas va, tas kai pradedi skaičiuoti kiekvieną judesį, kai pradedi skaičiuoti, kaip tu pašokti reiks, kaip tau, tai tas tada jau atima iš krepšinio labai daug malonumo ir paprasčiausiai tai jau, nu, nebegali žaisti kiek nori, tai su tuo susitaikyti buvo labai sudėtinga. Jo, čia kaip ir kalbam apie suvokimą savęs, kaip sakiau, kada suvokė, tai yra šiaip krepšininko yra visą laiką klausimas identiteto, kaip tu pažiūri į veidrodį, ką tu matai, ne? Ir kaip sakai, NBA atrasti savo rolę, atrasti savo identitetą, daugelis žaidėjų užtrunka, kol jie suvokia, kas jie tokie yra ir kokie jie gali būti toj komandai ir kokią rolę jie gali užimti, nes dažnai būna tokie jauni žaidėjai, atvažiuoja, jie galvoja, kad jie yra daugiau negu jie iš tikrųjų gali būti ar yra iš vis. Žinai, ir tada, kol prisitaiko, kol atranda, kai kurie iš vis netranda, nenori pripažinti. Tada eina kitas periodas, kaip tu sakai, praradinėja atletiškumą po visos fizinius traumas, tada jau vėl identitetas vėl keičiasi, adaptuojasi. Pas kai kurios žaidėjus, kurie ilgiau žaidžia, tada amžius tą patį padaro. Tu turi adaptuotis su amžiu, kad tavo žaidimas keičiasi. Tu vėl prarandi tą kažkokį atletiškumą, tavo rolė gali keistis. Tada kuo ilgiau kuo greičiau atpažinsi, tuo ilgiau galėsi sulaikyti tam lygmenį toj komandoje ar tavo rolėje, tada nauja rolė adaptuosis, tada galėsi ilgiau išlikti, ar tai NBA, ar Eurolygo, ar bet kur. Ir tada eina kitas identitetas, kaip baigi karjerą. Tai kaip dabar, kaip baigiai karjerą, kaip tu kažkiek tai su identiteto ieškojimu tau kažkas keitėsi, ar tu jau žinojai, koks tu norėsi būti po karjeros, ar tu kažkiek tai, nes žinai, kaip su skausmais turi baigti, visai kitaip baigėsi negu taip, kad natūraliai užbaigė karjerą. Tai kokį identitetą ieškojai po karjeros ir ar to buvo kažkokių iššūkių su to ieškojimu ir noru kažką kito veikti? Ne, tai iššūkių tai aišku daug buvo. Tai mano, ne, tai baig karjerą, kaip aš baig, man didžiausias iššūkis buvo tai, kad aš niekada negalėjau to, nu vis tiek niekada iki galo, koks aš žaidėjas galėjau būti, nes mano trauma ir mano viskas atsitiko prieš pat mano praimą, realiai, kai aš tik įeidinėjau, man 25 metai buvo.
ir viską, ką aš pasiekiau daug maž yra iki to, tai tas gal skaudžiausia susitaikyti su tuo. Ir aišku, yra sunku išeiti iš krepšinio, iš adrenalino viso, iš to gyvenimo, kurį gyvenai, kuris tau teikia malonumą, tai vėl save suras, nepasiklysti tenai. Labai, labai sudėtingas procesas buvo ir man sudėtingas procesas. Labai buvo tikrai O kaip, užtruko laiko. o manai, išskirtinis buvo būtent pas tave, ar dėl to, kad irgi lietuviškas mentalitetas yra, kur tas užsispyrimas ir tas, žinai, kad toksai lietuviai vis tiek turi tą tokį negative self-talk. Daug šiaip sportininkų tą turi, bet Lietuvoje yra tas toksai savęs plakimas pastovas, žinai, ir tas iš savęs reikalavimas, tas noras nugalėti, tas pyktis toksai sportinis yra. Ir per tą pyktį, manai, kad tau pasunkino, ar tau kažkiek tai paskui atvirkščiai, kad tau palengvino, nes tu norėjai tą nugalėti tą pusę ir tu žinojai, kad tau perėti į tą kitą periodą yra lengviau su tokiu mentalitetu, užsispyrimu perėti į kitą etapą. Da, man tik tas vienas klausimas buvo toks didžiausias, realiai, kas aš galėjau būti. Tai mane tas visada kamavo. Tas mentalitetas, užsispyrimas, tai ką vieną, manau, aš iš savo tokių didesnių pliusų, ką, ką turiu, tai labai trumpą atmintį daugumai dalykų. Tai tas man labai padėjo realiai su ta karjera susitaikyti mano, kaip ten viskas baigėsi. Ir aš realiai tai nejaučiu nei jokių ten nuoskaudų ar kažką. Tai buvo tikrai įspūdinga kelionė, kur atėjau nuo vaiko Aleksotė ir vis tiek išvažiavau į tuos plačius vandenis ir patyriau visko labai daug gyvenime. Bet sunkiausia, aš sakau, kas sunkiausia, tai tas adrenalino trūkumas. Vis tiek tu visą gyvenimą ant to pasodintas, ant tos adatos, ant to veiksmo, ant to žaidimo. Man kai visi sako, tai tu darai, ne, pažaisti krepšinį, kažkur aš neinu, man neįdomu, ką man žaisti. Jei būtų, žinai, fanais ir galiai tas treniruotės rašiesi varžybas laimėjęs spaudimas, o tada įdomu, o tada visas įdomumas ir būdavo. Tai tą dalyką yra sunku atrasti, jo neįmanoma realiai tokio pačio atrasti. Tai reikia, kol persistatai, kol nulipi nuo to, užtrunka laiko. Tai gerai, kad mano sūnus gimė lygiai savaitę po mano karjeros pabaigos Milane. Tai aš dabar jį pažiūriu, kiek jau metų, tai aš žinau, kiek aš jau nežaidžiu krepšinio realiai. Tai sūnus irgi labai padėjo realiai. Sveiki visi, nenoriu ilgai trukdyti, tiesiog norėjau trumpai priminti apie B8 Summit renginį, kurį mes organizuojam Vilniuje Liepos 8. Tai yra podcasto pokalbio stiliaus konferencija. Ir mes kalbėsim su krepšinio treneriais, sporto direktoriais, vienas fizinio rengimo treneris turės workshopus, kurio dar yra vietų registruotis. Ir aišku, turėsim roundtable, kur mes jau announcinom Paulių Motiejūną. Tai Paulius Motiejūnas bus, dar vieną lietuvį žaidėją announcinsim ir pristatysim gegužės mėnesį. Taip kad yra vietos dar, registruokitės Liepos 8 dieną, eikite į b8summit.com arba jeigu yra klausimų, info@b8summit.com. Taip kad lauksim jūsų žinutės ir gero pasiklausimo šito epizodo. Ačiū. Iki. Tai dabar tas toks žinai, su tom traumom yra vienas dalykas, bet aš kaip gyventi turi toliau, gyvenimas tęsiasi ir tu ieškai to adrenalino. Ir tu ieškai to competition adrenalino, tu dabar atradai motociklus. Ar tas atstovauja kažkiek tai tavo adrenaliną, yra čia surišta su to, kad tu ieškai to tokio, adrenalino, dopamino, kažkokio prisirišęs esi prie to ir tu pastoviai, matau, irgi važiuoji, keliauji. Ir suteikia kažkokią vis tiek tą rush, ne? Ir nesulyginimas su krepšiniu, bet čia kažkoks tai yra savotiškas ieškojimas to. Jo, čia, sakykime, man vis tiek mano smegenys, turbūt ir daugelio sportininkų, bet man reikia adrenalino per sportą.
Realiai, tai mane, nu, kitiem, kas ten gauna, darydami kitus dalykus, tą adrenaliną, manęs labai tas nedžiugina. Realiai, tai man reikia per sportą gauti adrenaliną, o motociklus tai pas mane natūraliai gavosi jie. Ir visą gyvenimą tu kaip krepšininkas, kaip sportininkas, kaip profesionalus, tau buvo sakoma, ne, negalima motociklų, motociklai per pavojingi ir tą. Tai va taip kaip pabiški jo, aš ant motociklų nemažai turiu visokių ir visai mes važinėjom ir kai kur vis tiek klaidos labai brangios gali kainuoti ir gyvybę ir tą, ir to adrenalino yra labai daug. Tai tas kažkiek tikrai, nepasakysiu kompensuoja, bet suteikia tokią žymiai, nu, įdomų laiko praleidimą. Tikrai gauni kažkiek to, bet ir labai įdomus dalykas yra. Su Robi kalbėjai, biškė, ne? Nes, Ne, nu tai aš su tais motociklais kokiais nevažinėjau su Britom realiai, nes, nu, ten gatvėj, ta, vis tiek yra, žinai, kiekvienas gali atsukti rankeną. Čia nėra problema atsukti rankeną, bet klausimas, kiek tu ją metų gali sukti normaliai. O Britos, nu, jos tai padarytas yra, kad, žinai, kas turi idėją, kad ją nusipirks ir ramiai važinės, nu, tai čia nesąmonė. Ir tu vis tiek, tam pirmų bėgių 170 gali važiuosi, tas 170, jau žiūri 260 ir mašina suka. Nes tavęs, kad tave pamatytų, tai, nu, labai sudėtingai yra. Tuo prasme, kai šiaip eina tokiais greičiais gatviai, tai, nežinau, man tas neteikia malonumo. dar paminėjai sūnų, nežinau, nori, nenori atsakyti, galim peršokti, galiu išimti, nežinau, ar jisai ten sėdi už tavęs ar ne, bet turėjai gerą pokalbį su Matu Gelevičiu, man atrodo, ne, per gyvenimo projektą. Ir ten jūs ten gerai įsikalbėjot apie tą kultūrą, šiuolaikišką, ten generacijos augantis tėvų problemos, kaip auginti vaikus ir taip toliau, tas visas socmedijos, kaip nukreipia dėmesį, kaip yra atidumas, aš į tą pastebiu visą laiką ir man yra, nu, kažkaip, tai, žinai, skambi kaip senas dedas, toksai, kur tu kalbėjai apie tos dalykus, ir ten kita generacija, taip toliau, bet yra iš tikrųjų problema tokia didesnė, negu mes galvojam, bet ypatingai tavo atveju ir taip kaip tu augai ir kaip tavo dabar sūnus auga, ir tas yra pastoviai visuose kitose kartose ir žaidėjų ar kitų sportininkų šeimose, kur pasiekia, ne, ar ten nebūtinai sportininkų ir šiaip kitų nu, aktorių ar bet kokių, kur savo vaikus augina. Kaip išmokinti, siekti, turėti alkį ir tuo pačiu lepinti kažkiek tai ir savo vaikui duoti tą malonumą, suteikti, kurio tu neturėjai. Ir tą pastoviai, tą balansą išlaikyti, aš įsivaizduoju, kad yra labai sunku auginti kitą generaciją po savęs su to noru, užsidegimu, kur tu turėjai ir turi. Ir tuo pačiu metu nesuteikti per daug sunkumų, nes tu nori, kad kažkiek tai jis irgi augtų ir džiaugtųsi gyvenimu. Nežinau, čia labai sunkus balansas yra realiai, bet aš biškai kitaip į tos dalykus žiūriu dėl to, kaip jau ir sakiau, aš manau, dabar aš žiūriu pagal savo patirtį. Aš nėra, kad aš veržiausi žaisti krepšinį, kai man buvo 9, 10, 11, 12 metų, aš nedegiau tuo užsidegimu ar kažkuo ten. Tai aš ir taip, nu, savo sūnų žiūriu irgi, aš suprantu, kad jis nori praleisti treniruočių, nori nedaeiti ties treniruotės, norėtų, aišku, aš jam leidžiu, jis turi jau motociklų irgi ten nemažai ir motokrosą važiuoja ir viską, bet, nu, sakau, žino, kad motociklai yra tik tai malonumas, nepadaryti jo to gyvenimo būdų. Bet kažkaip kai kur yra labai stipriai atsižvelgiama į vaikų nuomonę. Mano manimu yra per daug. Kaip 9 metų vaikas, 10 metų vaikas gali suprasti, kas yra jo gyvenimo pašaukimas. Ar tau ten, žinai, čia man patinka, man nepatinka, man čia ne mano passion, tik kartais man irgi nepatiko ten per mėnesį, per 2, per 3, bet čia ir yra tas
tėvų darbas, kai kur, nu, atpažinti tuos dalykus, kai kur va reikia pakentėti. Ir aišku, čia ne apie kiekvieną kalbu, ne kiekvieno tas kelias yra būti profesionaliu sportininku, bet aš tai nusibrėžęs paprastą tikslą, aš jei savo sūnų vedu į sportą, tai aš vedu į tą sportą, kur galvoju kažką, jei jam pasiseks ir užsikabins ir pradės labai norėti, kad iš kur Lietuvoje gali realiai išeiti. Ne, kur turim daug pavyzdžių, kas išėjo, aš galiu, nu, vien mano visas supratimas apie tai, kiek gali jam duoti naudos. Tai kažkaip švaistyti laiką ant tų sportų, kur žinai, kad jam patiks dabar tą futbolą paspardyti ar kažkokį kitą. Čia mano įsitikinimas, čia nėra, ta prasme, toks, koks turi būti, bet tu pats supranti, kiek tas sportininko duona yra sunki, kiek reikia atiduoti. Tai norisi, kad ant pačio galo, jei tu jau eini tuo, tai turėti šansą kažką tikrai pasiekti. Ir iš Lietuvos, manau, tai bent man, kas suprantama, tai nu tik vienas sportas, kur gali taip turėti gyvenimą, pragyventi ir nereikia tau būti ar geriausių tenisistų pasaulyje, ar top 10, kad uždirbti normaliai pinigų, 20, kur lietuvių net nėra. Futbolistų mes jau senai neturime, dar kitų sportų irgi, kur, nu, yra labai sunku pasiekti ir pasaulis kai kur labai toli nuėjęs. Tai aš tą vaiką savo pilnai daug kur suprantu, kad jis nesiveržia į tą treniruotę, jam 9 metai, ką jis ten, aišku, ko jis nori. Jis visą dieną mokykloje prasėdi, bet aš kažkaip stengiuosi ir pats sugrįžti, kaip man buvo tų 9 metų. Ir tai taip ir, manau, tas charakteris taip ir statai, šiais laikais jis yra kitoks. Tu, žinai, tie vaikai nėra jau numesti, palikti gatvėje, kaip mes būdavom, dauguma, jie jau turi biški kitokias problemas, kas ten vyksta, bet va tas ir yra, kai kartais aš irgi dariau daug ką per nenoriu ir tu daug ką turėsi per nenoriu daryti toliau gyvenime, realiai. Tu pats prisimeni, kiek reikėdavo eiti į treniruočių, kur tu nenori treniruoti, nenori sportuoti, tu esi pavargęs, tu esi pervargęs, lygiai tas pats susideda iki visko, ateina galas varžybų tie ir laimi, kas, kas labiau gali, visi būna pavargę, visi būna lygiai tokioje pačioje situacijoje, visi nervuojasi, visi stresą, bet kas gali tą mažiuką žingsniuką dar dėti į priekį, išlaikyti, tai aišku, žinai, nu, šiais laikais aš gyvenu toliau nuo miesto. Man iki miesto atvažiuoti pusvalandis yra, nu, mano vaikas eina į senamiestį, į mokyklą ir, žinai, būna ten, nu, daugiau žmona, aišku, toli, čia vaikai važinėja daug, žinai, tas vaikas. Žiūrėk, sakau, aš važiuodavau pats autobusu į mokyklą valandą. Valandą į mokyklą, valandą vakarė vėl, ten 45 minutės treniruoti, 45 ištreniruoti. Tai dabar vaiko atsisės naujausiam Mercedes'e, pasidėti biški Merc'e, čia jau yra problema. Tai, nu, tai aš tada suprantu, koks tas vaikas užaugs. Tada tikrai dabar yra tos problemos daromos, manau, daugiau tėvų, kai kuriuose situacijose norima už vaiką išspręsti tas visas problemas, norima ten padaryti dar jam lengvesnį kelią, bijoma su vaiku kažką pasiginti, ne tai, kad pasiginčyti, geriau, tai galbūt taip, man čia neknis smegenų. Tai žinai, mano tai pirmas, aš tai atėjau ir trenerių iškart, nu, dabar buvau kažkada, dabar sirgais, nebuvo treniruotėsi, bet atėjus, ko tu nereikia mano laiko. Aš noriu girdėti, kaip tu reikėjo jo, nes aš tai jau matau, ant ko, kaip ir ant ko jo rėkčiau. Tai gerai, biški ten pasinervuos, biški gal, nu, supys, bet tas tegul ir aš manau, kurie vaikai tą sugebės priimti šiame pasaulyje, į kur mes einam, ir tas, kaip senamadiškai sako, turės daugiau tų senamadiškų skills, tuo bus lengviau. Vėliau tikrai tuo bus lengviau, kas susijęs su sportu, tai bus žymiai lengviau, nes sportas yra žvėriškas dalykas. Niekas ten tais neatsatkins, niekas ten tais nelauks, joks tėvelis tau nepadės, nebent tu esi Luka Dončičius. Nu taip, ir taip,
ne tik tais treneriai, bet ir, vat, kaip sakai, tėvai, tu taip sportininkas buvęs, tu atpažįsti tas situacijas, matai, o tėvai tada dažnai nori tą pagalbę padėti ir tada gal geriau, kad nerėkti ant mano vaiko, kad nedėti, tada jau per sunku, tada jau veda kitur, tada jau keičiam mokyklas arba keičiam komandas, kad būtų kažkur tai lengviau, gal kitą rolę, ne kur į silpnesnę komandą gal stipresnę rolę turės, daugiau kamuolių gaus, daugiau didesnę rolę turės, daugiau galės kažką parodyti, ką iš tikrųjų gal neusitarnavęs yra. Ir tas yra, vat, kaip sakai, kad tėvai turi skatinti sunkumų. It's supposed to be hard. Tai čia yra tas toksai, kad tu per tos sunkumus tik tais praėjęs, tie tėvai norint, kad yra Petersonas kalba apie tai, kad paleisti vaiką į tuos sunkumus, nes tėvai dažnai nori kontroliuoti, kad kažkiek tai, kad būtų apsaugoti, kad tas už juos sprendimus priiminėti. Ir tada vaikas užauga be atsakomybės jausmo, be tokio kažkokio pasitikėjimo savimi, grįžtam prie pasitikėjimo, kad kažką pasiekė, kažką įsprendė, kažkur nuėjo, o tėvai saugojant to vaiko vystimasi, tada jo visą potencialą kažkiek tai laiko. Ir tada negali išaukti ir tas vaikas net nežino savo potencialą, net nežino, koks jisai gali būti. Treneriui nebeleidžia tą daryti ir tėvai uždraudžia faktiškai jam vystytis pasyviai. Nu, taip gaunasi, kad tada aktyviai, bet taip nežinant, iš meilės galbūt taip, bet ta meilė tokia tampa irgi tokia labai savanaudiška. Aš taip paprastai žiūriu į daug dalykų vis tiek. Gyvenime kažkada, nu, kad būtų gerai, turi būti sunku. Dėja taip yra, nebent tu esi vienas iš milijardo žmonių, kur tu labai stipriai apdovanotas ir tau visada bus viskas lengva. Tai, žinai, visi čia tą nori idealią kažkokią vaikystę sukurti. Nėra tokių dalykų, idealios vaikystės, neturi būti geras vaibas kiekvieną dieną, neturi vaikas būti laimingas, jei vaikas liūdnas, tai būna liūdnas, kuo skirtumas. Tegu išgyvena tas savo emocijas, praeina, nereikia man išspręsti ten visų problemų už jų, čia mes dabar gyvenam kažkokiam tokiam įdomiam dalykė, aš taip pastebiu ir santykius, ir taip, kad viskas visada turi būti gerai. Nu, taip nėra, o ypatingai, kas susiję su gyvenimu, tai arba, žinai, vaikystė, visi turi norėti vaikystę. Aš ten turėjau vaikystę iki 90 metų, po to mano vaikystė ten buvo daug sporto, daug darbo, žinai, daug aukodavai visko, ten visai kitas dalykas visada po to sportai nuo 16 Amerikoje iš vis neturėjau jokio socialinio gyvenimo, bet aš tą kiekvieną dieną iškeičiau, kas po to manęs laukia. Realiai, koks gyvenimas. Tai kažkada tu turi, čia kaip ir visur, tu turi investuoti, ar tu investuoji pinigus į savo verslą, ar šiaip į kito verslą ir lauki tų kažkada pradžioj, kai viskas statosi, nori tuos didžiausią uždarbį ar dirbins. Kažkada bus sunkus laikas, turi prakentėti, kai visą tą, tai visame lygiai tas pats ir gyvenime, sportai ypatingai, tu turi daug į save investuoti ir ypatingai toje visoje, kai jau aukoti, kai esi 15, 16, 17, 18, kai visi jau ten tik tai geras laikas ir bet man, žinai, po to, jei jau mes kalbam apie gerą laiką, ir apie viskas, kas laukia, kai esi NBA ir realiai ir ten nepasiklys, tai va ten yra visai kitas gyvenimas, tai aš aukočiau tą kiekvieną dieną, bet kaip aš savo vaiką bent bandau auklėti, tai jo, su daug meilės, čia yra kas be ko, bet ir griežtumas, ir kad, žinai, pavyzdžiui, eina į Vilniaus International mokyklą, nežinau, kiek jų savaičių dabar mokėsi savo teisės. Vien savo teisės. Gerai, jau žinai savo teisės, bet jau jį ten irgi, o sakau, atsakomybės bent savo, žinai, kokias turi turėti, kažką. Ne, tai va tas ir yra, šiais laikais, man atrodo, dar visi labai nori tuo pirštu rodyti kitą ir kito, bet reikia pasižiūrėti veidrodį, prisimti atsakomybės už savo gyvenimą. Tai aš tikiu į tą senos mokyklos auklėjimą, tikrai tikiu. Ir visų pirma, taip, kas atsitiko šiais laikais su telefonais,
kas atsitiko su visais šitais išradimais vaikam, tai yra tikrai labai sudėtingas dalykas ir tas laimės neprideda. Ir man tai, žinai, čia gali filosofuoti daryti, bet tu pažiūri tų visų išradėjų, milijardierių, kurie sako vaikam, leidžiu po 1 valandą to, ką beveik išradau, ką sukūriau, jiem leidžiu tik po 1 valandą, nes tai yra blogai. Tai žinai, tai aišku, Signalas. tas Nu. net tai čia didelis, aš ant savo, nu, tai jis galėtų ten, yra suaugusiam žmogui atsilaikyti nuo to yra labai labai sudėtinga. Ant kiek tas telefonas yra addictive ir visi kiti dalykai, tai vaikui šiais laikais irgi labai labai sudėtingas dalykas yra. Tai tokio informacijos ir prieinamumo, kurie jie turi nuo mažų metų, tai mes neturėjom, bet blogiausia tai yra, kad, žinai, jie neturi dar supratimo, kad tas informacijos prieinamumas, kokį tu galėjai pozityviai išnaudoti. Čia visi ieško skillsų trenerių to. Tu pasiimk, jei nori, tu pasiimk YouTube, pažiūrėk, tau bus 1000 pratimų, pats gali susikurti 1000, kokio tu tik nori, bet tą laiką tu pražiūri šūdus kažkokius. Tu nežiūri tą. Realiai. Kai tu augom, neturėjom tokių dalykų, niekas nesuprato, ėjai, sportavai, mėtai bet ką, darėjai bet ką. Tai, žinai, iš vienos pusės tai labai gali pozityviai tą išnaudoti, bet turbūt nedaug kas tą realiai daro. Nemaksimalizuoja tikrai. Aš trumpai vieną segmentą padarysiu su mano sponsoriu proballs.com ir vieną searchą padarysiu su tavim apie e, kažkiek tai iš tavo praeities. Matosi ekranas kažkiek tai? Jo, jo. E, Įdėsiu dabar tavo vardą. Ir čia Milano fotkė. Damn. Koks buvo tavo teammate'as, su kuriuo tu, komandžiokas, su kuriuo tu daugiausia žaidėjai, daugiausia rungtynių žaidėjai? Kaip tu galvoji? Blemba, galvočiau Karmelo, ne? Jep, Carmelo. Ir paskui Džaras, Nahara, Kenyon Martin. Tai jo, Carmelo daugiausia buvo. O iš oponentų galėtum atspėti, prieš ką tu daugiausia žaidėjai? Neįsivaizduoju. Kobe Brown norėjau sakyti. Bryant. Norėjau sakyti. Tikrai norėjau sakyti, Kobe. Tai Ja, Lakers, mes daug prieš Lakers žaidėm. serijas turėtų, ne? Jo, Ar nu tai ir vakarų konferencija, ir serijų turėjom playoffuose. Mm. Ir pirmam raundui, ir vakarų konferencijos finalą. Ja, tai čia visi va yra Bryant, Fisher, Odom, Walton, Gazolis, Farmer, Vujicic, visi Lakerio atstovai, tai čia turbūt iš tų serijų ir buvo. Ne. Tai va, visi, kas domėsi statistikom, proballs.com, visiems statistikų nerdams, čia prašau prisijungti ir statistiką surasti. Galit pafollowinti žaidėjus, iš karto išmest statistikas, kurias norit ir komandas galit followinti. Tai mano vienintelis geras sponsoris, kuris mane palaiko. Kol Reiks kas. pažiūrėti. Kol kas. Statistika įdomi. Ir dar prieš einant į mano ATOs, norėjau dar su tavim trumpai pakalbėti apie tavo etapą, kaip po karjeros, kaip tu irgi nu, komandos vadovas, sporto direktorio pareigas užėmėjai. Kaip tu žiūrėjai, ką tu laukiai iš tos rolės ir ką iš tikrųjų matėjai ir suvokiai, išmokai, būnant toj roliai, pamatėjai, ar ten apie vidinius reikalus, nekalbant apie dabar ryto reikalus, bet šiaip apie tą visą dinamiką užkulisių, kur tada gal prieš tai visai kaip žaidėjas, visai kitom akim žiūrėjai. Ir realiai šitas ryšys su vyr treneriu, su asistentais, ką tu išmokai iš tos rolės iš užkulisių? Ne, šiaip tai daug išmoksti, kaip ten persilaužti reikia nuo to žaidėjo ir tą, ir vis tiek, manau, smagiausia, bent, žinai, vis tiek kažkaip ta man rolė tada kažką norėjau būti ar tik krepšinio Vilniuje, taip gausi ir gaila, kad ne,
ne 100% buvau įsijungęs, grinai, ir ten daug visokių situacijų buvo, labai daug. Tai tikrai pamokų ir patirties buvo labai labai daug ir gyvenimiškos, ir ką, bet, nu, žinai, tas, tokie vis tiek nepalyginsi NBA su LKL užkulisiais, tai čia yra, žinai, kaip, ne, bet tokių pamokų tikrai daug gavau. Nu, pavyzdžiui, e, požiūris į trenerį, ne? Kaip tu žaidėjas buvai, tu matėjai ant trenerių tiek, nu, kaip, tarkim, Nuželko jau irgi aukščiausio lygio treneris, ir tavo požiūris prieš baigiant karjerą į taktiką, į skautingą, į asistentų rolės ir paskui einant į šitą rolę kaip vadovas, kaip tu atsižvelgiai tą, ką matei, koks tau trenerio bruožas pasidarė, gal svarbiausias iš skautingo pusės, gal kažką pakeitė požiūrį, tai jisai buvo visiškai mindshiftas iš žaidėjo perspektyvos, o paskui užkulisinės perspektyvos, kur sureikšminė, gal tai pasakyti, ką tu prieš tai buvai 100% įsitikinęs, kad tu paskui pakeitęs į šitą vadovę, pakeitė savo nuomonę. Ne, nemanau, kad toks buvo. Šiaip ryte man teko dirbti su gerais treneriais. Tai Rimas buvo pirmas, po to Dainius. Tai ten iš vis jokių problemų nebuvo. Buvo aukščiausio lygio ir tą ryte tuo metu mes kitų problemų turėjome, žinai. Bet čia toks, žinai, europinis krepšinis dar yra kitoks modulis, nes, na, čia reikia laimėti, pergalę, čia neaugini tų žaidėjų labai, ne. Kažkiek mes turėjom tada tų jaunų ir Sirvidis ir viską, ką mes norėjom užauginti, parduoti, tai tas, o NBA, tai jau žinai, kai darosi rebuildas ir taip toliau, tai jau žaidžia, kas turi žaisti ir jauni žaidėjai ir visai kitaip eina. Bet čia buvo, nu, didžiausias krizės, kur mes ėjom, perės ir ėjom, žinai, nes, nu, tu vėluoji mokėti algas labai stipriai. Ir va čia toks didžiausias buvo iššūkis ir aš suprantu žaidėjus, nu, sako, bus ir ten vėluoja 3-4 mėnesius visiems ir kad treneriai sugebėdavo viskas ir tos komandos išlikdavo ir dar žais. Ir tai tas gal buvo toks labiausiai įspūdinga, nes, nu, kaip ir esi komandai, kaip ir turi biudžetą, kaip ir viskas, bet tų pinigų nėra. Ir kaip juos ten gauti, žinai, ir tu kai grina, grina nežinomybė, kada ateis, neateis, ir tu žinai, tai žaidėjim jau po to, ne, nu, ten kas sakai, bet tai kiek tu gali sakyti realiai, žinai, nu, kiek tai tikės. Ir ateina ir, taip, žinai, jau žaidėjai žiūri, tai, kad tu jiems skolingas, taip ir yra, tu jiems esi skolingas. Tai va toks gal didžiausias buvo dar vienas, kur labai daug įneša į komandą, sakykime, destrukcijos kartais, nes, nu, tu reikalauji žaidėjų, stengiasi maks visko reikalauti, kad jie neštų pergalės, bet tu savo įsipareigojimų jiem nevykdai. Žinai, tai gerai, kad, sakau, buvo puikus treneriai ir čia daugiau tokių jau antrų metų problema buvo, kai Dainius buvo. Ir tas toks, nu, pats supranti, ir tas labai labai daug tokio streso įneša į visą darbą, į viską turi, nu, pastoviai kažkur Įtampa papildoma. Nu, tai žiauriai įtampa ir pats supranti, ką reiškia šiais laikais nemokamos algos. Nu taip. Kalbant iš žaidėjo perspektyvos, ne, jeigu tavo žaidėjo akim, kas tau būdavo svarbu, kaip tau taktika pateikdavo, dabar žiūrint iš žaidėjo pusės, ką treneriai duodavo to informaciją, kurią informacija tau buvo svarbiausia, ar tai buvo prieš rungtynės arba rungtynių metu, iš pick and rollų, iš individualių savybių, į ką tu daugiausiai kreipdavai dėmesį? Tai žiūrėdavai, aišku, į tą bendrą visą, turėdavom vis tiek tą asmenį žaidėjų skautingą, prieš ką žaisdavai, bet, nu, daug maž jau po to žinodavai visus, kas ką gali, kas ką geriau daro, kuria ranka ir taip. Ir po to, aišku, komandinis visą, ką nori padaryti, kaip dengi, o po to jau atsiskaičiuoji, bandai atsiskaičiuoti pats, prieš ką žaidėjai, ar žaidėjas greitesnis,
ir tau reikia ir negali tai pataikyti, ir tu atsitrauksi daugiau, ar kaip tik jis yra tik metikas ir negali nieko daryti, tai po to susideda daug tokių niuansų visokių, bet šiaip stengiasi, žinai, fokusuotis į savo daugiau išpildymą viso puolime ir tada jau galvoju, kaip prieš tave ginsi. Mm. Tai tu pas daugiau žiūrėdavai į jų skylės. Uh, sakykime, jo, jų man visada rūpėdavo daugiau. Kaip, 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 Kaip kaip, kaip, padaryti. kaip, kaip visą tą, tai pas mus kai kur, jo, skautingai būdavo gal tokių, aišku, želko būdavo ir tas su želko viskas gerai būdavo, tik aišku, kai pralaiminė, tada prasideda didesnės problemos. Realiai, tai ten kitaip, NBA pats žinai, kaip su skautingu yra, nu, tai tu turi individualų skautingą gauni, o ten pasiruoši per pamėtymą, praseini pagrindinis derinis realiai. Ir vis tiek viskas žinai, kad NBA ateis, nu, visi deriniai būdavo, ar tas tai yra arba specifiniai kažkuriam metikui išvest, arba kaip į tą, bent būdavo pas mus, tai kaip Karmelo į savo aiso pozicijas nuves, kuris daugiausiai žais nori, bet ir aš turėdavau derinį. Tokių porą ten, kaip mes iš pistukų, porą iš pistukų, žinai, tokių turėjom, kur ten man buvo padarę, tai tas, bet vis tiek visada visi pagrindiniai ten ar deriniai eina pagrindiniam žaidėjui. Tai realiai jau tos komandos pradeda ruoštis ir tie skautingai prasideda jau ten, kai prasideda playoffai, bei kai Mm. prasideda serijos. O kai tu žaidži ir žaidži, nu, tai ten tas skautingas yra labai limituotas, bet tu kiek žaidėjas ten gali pasimti tos informacijos ir pasiruošti. Žinosi, ką daryti, nu, pagrindiniai tie deriniai, visada būdavo per pamėtymą, kažkiek ten video parodydavo ir tą, bet, nu, kas ten labai imdavo, realiai. Nu, ja, tai iš rungtynių metu Vis tiek iš... pats, žinai, vis tiek NBA yra žymiai svarbesnis individualus skautingas. Nes bent tai tu žinai, ką žaidėjas darys ir ant ko jis geras, nu, tai tą jis ir darys. Tu, jei žinai, kad jis eina į kairę ar mes iš ten, tai nes derinių skaičius tai yra labai, labai, labai limituotas. Nu, Nu, tas taip. playbook ir viską. Ir pas mus šiaip, žinai, NBA būdavo dar toks, kad daug Karlas iš taimautų nubražydavo naujų derinių ar kažkokių ten tų, visada pas mus tokių būdavo, žinai, tie pagrindiniai deriniai jo, bet, nu, tai viskas atsistoja ant to, žinai, ten, tik po to, kaip tu tą pick and rollą dengi. Taip. Eina ISOS arba pick and rollas, tai, nu, aš nemačiau, kad dar NBA kažkas hedžintų ant pick and rollą. Visi Minimaliai dropino. yra kai kurios komandos, kuriuo Nu, darydavo, gal, bet va, minim... dar yra minimalė, bet, nu, tas ateina daugiausiai, vis tiek visi dropus žaidžia, man atrodo, taip tik rom, tai kas ir tas Embiidas tau nepahedžins, Taip. Jokičius tau nepahedžins, Jonas tau nepahedžins, niekas gal yra ten, kas žinai, bet Miami būdavo ta komanda, kur ten gal dažniau, gal kažkiek tai tokia judresnė ir gyvesnė komanda, kur tada hedžindo agresyviau, bet šiaip koks, įdomu, pažiūrėk, kokia buvo ilgiausia peržiūra, kurią turėjai, video peržiūra. bet žinok, Želko video peržiūros būdavo tos įspūdingos, kai kartais būdavo iškart po varžybų, Mhm. pralaimėdavo, jam nereikėdavo, jis nesikarpydavo nieko, užleidžia, pasiema tą valdymą ir paleidžia. Ir tą vieną taką eina. Ir tą vieną taką dar pradeda kalbėti, tada viena opcija parodo, ką blogai, antra opcija, ką blogai, tada jau, žinai, tas veidas raudonėja, tada trečia opcija pradeda ir tai dar vienoje atakoje, realiai, pirmoje, antroje. Ir tada, raudonuoja ir tada ten visais vardais visus, ten, žinai, kas ten yra. Ir ten prasideda. Ir taip, nežinau, turbūt daugiausiai kokią vieną kėlinį žiūrėjom, kokias 2 valandas. Vieną kėlinį, bet tai jau ten, ten jau nesveiki dalykai prasideda. Niekas ten jau, nu ką tu gali kaip žaidėjas, ten kreip dėmesį po ten, žinai, 10, 15, 20 minučių ant tavęs, kai ten rėkia.
viską, nu tai taip, nu tai atrodo, nu, tai nematom ir ten būna, žinai, tu nežinau, kas tada mums atsitiko į Fenerbahčę, žinai, ten vis tiek ir žaidėjai buvo, ir, ir kažkuriuo momentu taip užsiblokavo visi, žinai, ir tas Jo, jo. toks amžinas jau ten reikimas, tas pramušimas ir dakai kartais, nu, sakau, nu, tai, sakau, aš, nu, aš suprantu, kad tu galvoji, kad mes to net neklausom. Nu, bet taip nėra, žinai, taigi mes, nu ką, mes nenorim to išpildyti, nu, paprasčiausiai, kai gerai išėjo iš tai, nesigauna, sublokuoja, nu, taip nesigauna, nu, tai kažko, pavyzdžiui, po Bogdanovičiui, Bojinui, antrame etape pas mus nieko negalėjo pataikyti iš toli. Mūsų geriausias koreris, metikas, viską, ten buvo, nu, tritaškio negali pataikyti. Ne, tai va tokie dalykai prasidėjo ir atrodo, ką iš tu, ir tu pačio galo, nu, visi mes norim laimėti. Nu, visi, nu, kažkas ten nesigauna išpildyti, tau atrodo, kad ten ar ta, tai pažėlka būdavo ekstra ilgi, ekstra ten jau kaip, nes tada, žinai, vis tiek tu treneriui įstikinimas, nu, girdė, jūs nepildot mano nurodymų, dabar kentėsit, kentėsit, dabar jūs drošim, kentėsit, gal taip jūs tik tą informaciją pasigausit, nu, tai čia tas, bet man tokie treneriai patikdavo. Man kiti treneriai patikdavo, jei minkštas treneris, tai nežinau, ne mano charakteris, realiai būdavo toks Mm. vis tiek, bet aš visada sakydavau, kad treneris, bet koks jis ir bebūtų, jis turi būti savimi, nes žaidėjų neapgausi. Realiai ir prasideda tos visos bėdos, jei tu pradedi to žaidėjus apgaudinėti, tu esi vienas vienu metu, kitas kitu, trečias tą. Autentiškumas svarbiausias. Nes vis tiek, nu, tai, žinai, žaidėjai yra kaip, nepasakyti, nu, grinai kaip vaikai. Ta prasme, kad jie vis tiek bandys, taip gaunasi natūraliai per visas žaidybinės situacijas ir treniruotės, kad bandys tavo autoritetą. Nu, taip Mhm. gauna. Mhm. Nes vienas tikrai bus nepatenkintas, septintas žaidėjas bus nepatenkintas, aštuntas bus nepatenkintas, net ir tavo lyderis, kai kuris, nu, bus nepatenkintas, sakykime, kaip būdavo pas mus daug tokių situacijų, ne, daug. E, ir kas ten su Karmelu būdavo. Ir tada jau tu žiūri, kaip tu reaguoja treneris. Ir tu net blogai sureaguosi į tą. Tai jau žiūrėk, kad kitas lygiai taip pat ateina. Trečias Aha. irgi. Ir tas visas taip vystosi greitai, nes ta dinamika komandai, tai girdė, visi nori uždirbti pinigų, daug, visi nori žaisti. Man pagrindinis dalykas būdavo, jei aš nežaidavau, aš būdavau labai nelaimingas. Žiauriai, nu man komandai aš neturiu rolės, aš negalėdavau sėdėti, būti laimingas, sėdėti ir plot ant suolo. Aš norėdavau prisidėti prie, ar tai būtų 10 minučių, ar tai būtų 15, 20, bet mosikuoti rankšluosčio aš nesutikčiau už jokius pinigus. Jo, čia irgi savybė yra, kur kai kurie patenkinti yra su būdo vidurkiu, bet Ne, aš, nu, ne, man, nu. ne, nu, man tragedija buvo. Kam žaisti tada, jo, kam tada iš vis krepšinį žaisti? Nu, nežinau, kiti aš suprantu tą visą, žinai, kaip priimi, bet man sėdėti ir nežaisti. Ir tas blogiausias jausmas, kai tu jautiesi neprisidėjęs prie komandos, tai man tas būdavo, nežinau, nepakeliama. Mhm. Gerai, neriam į ATOs ir tada ir užbaigsim, varysim tada vilkus žiūrėti. Aš bent jau varysiu. um, Vilkai AT, sūtena, ne? jo, sūtina. Tai va, tai pirmas, ką galėtų visuomenė žinoti arba nežino apie Liną, ką netgi Google negalėtų rasti. Google'as netgi nežino, ką galėtum pasakyti apie save kažkokią išskirtinį dalyką, kur net Google nerastume. Labai daug galėčiau pasakyti, bet ne tos, kur iš viso. Ne, nieko išskirtinio apie mane nėra daugiau. Baig. Gerai, supratau. Em, Neturiu Geriausias, jokių skilsų. norėjau tavęs klausyti, vad kokį skillsą norėtum turėti? Kokį norėčiau turėti skilsą? Norėčiau Mm. būti... čia geras klausimas. Norėčiau turėti žiaurius motocross skilsus. Koks geriausias patarimas, kurį esi gavęs?
Geriausias patarimas. Balamba. Dabar neprisiminsiu, žinau. Bet vieną tą labai gerą su kantrybė, bet dabar neprisiminsiu, kaip jisai. O kokį patarimą savo duotum jaunesnė versijai savo iš dabartinio mentaliteto? Dabartinio, kad turėčiau biški daugiau kantrybės ir mokėčiau išlaukti daugiau ir pasimėgauti dar to laukimo momentu, sakykime. Nes mane lygiai taip pat žudė, kaip man buvo 18 ar 19 ar 20 ir kaip aš tik visada svajojau, kaip jau pasieksiu tą, kaip jau žaisi daug ar tą, bet tai patarčiau savo labiau pasimėgauti kelionę. Ne galutiniu tikslu, o pasimėgauti kelionę. Mm. Procesas, ne? Procesą, aš manau, jei, jei išmoksti mylėti tą procesą žymiai daugiau ir mėgautis jo, tada nu, tikrai būsi sėkmingas. Koks tavo mylimiausias yra Twitter follow, bet ne krepšinio? Ar Twitterio, ar Instagramo, kur tu daugiau laiko, jeigu praleidi, bet ne krepšinio paskyra? O paskyra tai Elon Musko. Elon Musko, ne? Ja, Daugiausia Twitter'e. žiūriu. Nežiūriu daugiausiai, bet man metai jo daugiausiai dabar labai aktyvus yra. Tai vis tiek, kas bebūtų, jis įspūdingas žmogus. Jo, asmo įspūdingas. Gerai, mano mylimiausias klausimas iš Tim Ferriso. Koks tavo mylimiausias failas, kur tu karjeroje gal susifeilinai, gal nu, bloga patirtis buvo, bet tu daugiausiai pasimokai ir didžiausią pamoką iš to gavai ir paskui daugiausiai gali iš to pasimokęs toliau eiti. Manau, rytas vienas iš jų buvo. Ehm, karjeroje, net karjeroje jau buvo 2009 Europos čempionatas su Lietuva. Tai nežinau, manau, atsisakymas alkoholio irgi vienas didžiausių tokių, ką, ką gyvenime daugiausiai pozityvo davė. Atsisakėjai visiškai. Ja, Nuo kada? nu, 4 metai. Ir kur didžiausias pokytis jauti? Mąstyme, realiai, visame, sakykime, gyvenimo supratime. Na, šiaip mąstymas man atrodo labai toks, nuėmė tą visą alkoholis daugiau yra toks sedative, realiai, Mm. Mhm. escape ir ne toks, tik dedantis ant viršaus ir toks labai miglą kai kur uždeda. Tai toks aštresnis, blaivesnis supratimas gal. Mhm. Labai gerai. Ir paskutinis dar klausimas, kaip mano lietuvių kalba? Gera tavo lietuvių kalba. Jo, šiandien jaučiuosi gerai suformulavau savo klausimus ir topikus. Ačiū tau, Linai, labai už laiką ir už mintis. Gerai, Benai. Iki greito. Iki greito.